nesupratau. Ranka kaip kuvalda. Ką čia darai? Ką aš darau? Tu ką, per lovą? Nori mano tetulytės turtą pagrobti? Mega. Ką noriu, taip darau. Kaip noriu, taip lendu. Kad ir kaip ungurys per lovą. Kapiš? Ką aš tau kaip pakapišinsiu, tu žinok, mažai nepasirodys. Girdi? Girdžiu. Tu savo burnytę dailę uždary gerai. Tu žinai, kur tavo vieta. Savo grakščiom kojytėm dabar kaip stirnaitė. Cak, nagučiais pasistiepdama ir ten į palėpę, į virtuvę, į savo viečikę. Ir pagamink mums, ką nors užkastų, Kristina. Gali austrių kur nors prigaudyti ar dar ką šalkanas. Išalkau lovais su Kristina besivartydamas. Tarp kitko, tavo tetulytė dar labai karšta moteris. Jo papa kokia karšta. Klausyk, aš čia kokią valandą pas ponią Ireną pabūsiu, o tu tuo tarpu nuvažiuok į mano ofisą, tau paduos dokumentus, apie kuriuos aš kalbėjau, primeni? Tai nuvežk juos pas notarą ir sugrįši čia, kokią valandą ir užtruksi. Na, ponia Irena, tai kaip jūsų diena? Atvykau kaip ir prašėt? Na, mano diena netokia puikiai, Žydrūnai, kaip jūsų. Mums reikia pasikalbėti. Aha. Žydrūnai, rimtai pasikalbėti. Prašau, sėskit. Žinoma, ponia Irena. To pas jūs ir atvykau. Papasakosit viską, kas jūs taip neramina. Taip. Kas čia dabar bus? Ką, šeimininkas grafikus mums nori pakeisti, a? Aš nežinau, greičiausiai tavo kaltė. Nebijok, Stasikai. Budėjimo grafikai nesikeis, bet turiu porą klausimų. Jums abiems. Nu, tai užduok tos abu klausimus mums abiems. Mėly mano vyrai, kada pagaliau baigsis jūsų nesibaigiančios nesąmonės, a? Tu nesupratau, kokios nesąmonės šeimininkas. Nesuprantame. Čiužiniais nepasidalinam, barščius ir kitą maistą vagiam. Čia, vyrai, čia bet kokiam čia sveikam žmogui jau nervai neišlaikytų. Robertai, aš jokių barščių neėmiau. Tikrai. Dėl čiužinio taip atsiprašau, sakykim, nesusipratimas. Ne, dėl čiužinio tai buvo, viskas jo buvo, bet šeimininkas barščio aš tikrai neėmiau. Meluojat ir nemirksit. Tai kaip jums patikėti reklaminių skrajučių ir molio pavyzdukų platinimą? Kaip? Nu, alio, šepetį, ką tu? Nu, kaip laikaisi, Donce, broli mano. Ką? Žydrūno ir optimalios agentūros? Šoferių? Nu, tu kietas. Geras, negalvojau. Nu, aš normaliai, seniuk, normaliai. Nori, kad papasakočiau? Nu, tai gaudyk. Žydrūnai, tu man žadėjai pateikti to prakeikto molio verslo perspektyvų prognozes. Taip, žadėjai. Ir dar žadėjai prisidėti finansiškai. Taip. Bet aš nieko nesulaukiau. O mano sūnus veltui trakina, pasižiūrėk, veltui visus mano pinigus. Ponia Irena, jūs ne visiškai teisi. Jūsų naujojo sūnaus verslo planą ir prognozes aš jums kažkiek pateikiau. Taip, milijonų iš to neuždirbsi, bet ir minuso tikrai nebus. Minuso nebus? Pasižiūrėkite, prašau, jūs pasižiūrėkit. Va, čia minusas. O, prašau, čia visur mano minusai. Jūs parodykit bent vieną minusą savo. Ponia Irena,
kiekvienas naujas verslas reikalauja pirminių išlaidų. To neišvengsi ir jūs tai puikiai žinote. Kodėl dabar man reiškite nepagristas pretenzijas? Nepagrįsta, Žiltrūnai. Mano pirminės išlaidos, tai va, visos čia yra, o kur tavo išlaidos? O ne, Irena, aš darau jūsų sūnui didžiulę nuolaidą su reklama ir idėjomis. Jūs to nepastebite? O, tėtėve, aš pastebiu. Aš pastebiu, kad tu labai gerai, Žydrūnai, mane vedžioji už nosies. Puikiai, tu puikiai vedžioji. Nieko nedirbdamas, tu tiesiog nori savo pasiimti pelną. Nu, Žydrūnai, tavo valanda virtų 3 valandom. O aš padariau viską, ko prašėjai. Buvau ofise, pas notarą dokumentus nuvežiau. Ko toks piktas? Ai, Donatai, neklaus. Ponia Irena sunervino. Tas jai negerai, anas netinka, nieko nesupranta, o šneka, bando prie kažko prikipti. O susitvarkiau. Nu, supratau. Kur važiuosim? Namo ar kur kitur? Nenoriu namo, reikia nuplauti tą bombėjimą, ponios Irenos. Vežk mane į kokią kavinę, nežinau. O, kavinė gerai. Ko nekeli? Ai, čia tavo tas molinis draugelis skambina, aš neturiu čia apie ką su juo kalbėti. Robertai, tai duok man. Alio? Sveikas, Robertai. Nieko, dėkui, geriau jau. Sveikstam, nebereiks greit, kas 5 minutės lakstyta, Mašinos reikia, nu tai aš tau dabar negaliu atvežti. Ašgi tik kai pasveiksiu jau. O pats atvažiuosi? A kaip tu atvažiuosi? Ai, nu jo, autobusu. Aha. Gerai, gerai, tai laukiu. Mašinos atvažiuos. Adamai, aš viską supratau, žinok, tu taip aiškiai kalbėjai, autobusu atvažiuos, taip viską supratau. Raižo. Nu, Man irgi kažkaip dar negerai. Vaikai, greitai, kol čia nepridirbai. Eik, greitai tik, nes man ir aš to norėsiu. Tai Molio niekas nebesaugos, Viskas tvarkoj, Stasikai. Mes keliam kvalifikaciją. Mes dabar nesargybiniai, mes reklamuotojai. Ir kaip čia viskas bus dabar? Kaip, nu, ateis Robertas, produktų vadybininkas, ką jisai pasakys, tą mes darysim. Vyrai! Viskas. Pradedam stebuklingo molio reklaminę akciją. Yes! Ir jums teko svarbi ir atsakinga užduotis skleisti potencialiems klientams žinią apie stebuklingą šitą ir unikalų gamtos produktą. Taip. Nu ir kur mes čia skleisim? Dabar, vyrai, važiuosim į miestą. Ten aš jūs iškirsiu į jau konkrečias reklaminės akcijos vietas. Na, viską pamatysit vietoje. Robertai, o atsiprašau, kokiu transportu mes vyksim į miestą? Nu, kaip žinot, mano mašina dabar pas Adamą. Taigi, mums lieka kas? Viešasis transportas, važiuosim autobusu. Taigi viską susirenkam, o paskui aš jūs parvešiu jau iš miesto su mašina, nebijokit. Tai dabar ruoškite. Žodžiu, viską susirinkit, susitvarkykit, pasisiokit, kad nereikėtų paskui ir autobusas už pusės valandos. Žodžiu, laikas pinigai, tai nešvaistykim jo vėjais ir verskim laiką pinigais. Taip. Taip, aš irgi dar nubėgsiu. Supratai? Tu sudėsi čia. Ką sudėsi? Dėk kartu. Nu, neblogai. Bet tai tik popieriukas, Deividai.
Aš noriu savo akimis pamatyti naujo buto statybas. Nes jeigu ką, tai aš tavim nepasitikiu. Gerai, Martina, nori pamatyti ir pamatysi. Galim, kad ir dabar nuvažiuoti. Oi, Dividukai, tu tikriausiai tikėsi, kad aš sakysiu, ne, nereikia, nevažiuojam. Dabar pat važiuojam ir aš noriu savo akimis pamatyti. Martina, aš tau kažkokią aferistą panašus. Aš tiesiog noriu sutarti mūsų bendradarbiavimo sąlygas. Tik tais tu turėsi gerai papurtyti Mindaugą, supratai? Tu nepergyvenk, Deividai. Jau Mindaugą tai aš tikrai papurtysiu taip, kad jis jums pats iškas kokį nors telkinį. Labai gerai, Martina, tu ruoškis, puoškis ir varom. Ir dar pasimk pasą, reikės perrašyti buto nuosavybės dokumentus tavo vardu. Viskas tvarkoj, Regina. Taip, nuvešiu Martiną dabar į statybas, o po to pas jūs. Aha, liepiau pasą pasimti, kad viskas realiai atrodytų, o po to pradėsim Mindaugą presuoti. Taip, susitiksim ir viską detaliai aptarsim. Gerai. Iki. Yeah. Thank you. Thank my dear Kaim. Habibti. Muzika, ateik pas mane. Aš čia, Marta. Klausau. Turim šiokių tokių naujienų. O gerų ar blogų? Nu, kokių tu labiau norėtum? Nebijok, muzika, šį kartą bus geros naujienos. Gausi šiokią tokią paskatinamąją premiją, nors nelabai vertos, bet ką jau darysi? Gali ir ugnę nustebint, pradžiugint. Marta, čia taip netikėtai ir dosniai. Tik neperspausk, kol aš gera, nes galiu ir apsigalvoti. Gerai. Ko tu čia dabar tokia laiminga? Marta saldainį davė ir apdovanojo. Beveik atspėjai. Marta man davė saldainį, bet davė ne tik man, o ir tau. Apie ką tu? Nu, Marta mums skyrė premijas. Kažkoks dabar perdėtas gerumas užplūda ją. Man atrodo, su mūsų modeliais kažkaip gerai einas reikalai, tai jinai dėl to tokia čia. Muzika tau nekeista? Jinai ką tik ant mūsų rėkė, ujo mus. Darbo minutės visą skaičiavo ir staiga premijomis apdovanojo. Tau ką, nekeista? Man keista, kad tu nesidžiaugi. Kažkokių priekabų ieškai. Kas yra? Muzika. Aš, žinai, peržvelgiau mūsų atrinktų modelių anketas visas. Nu? Ir man, žinok, užkliuvo vienas faktas. Visi atrinkti modeliai yra mergaitės vaikų namuose augusios, našlaitės. Ir? Čia reikia džiaugtis. Taigi valio, našlaitės pamatys pasaulį, užsidirbs pinigų, pakeliaus, susipažins su daug visokiausių žmonių. Panašu, kad tu pavydi. Nu, dar gražiau. Pavydžiu aš. Nieko aš nepavydžiu, man tiesiog pats faktas yra toks įtartinas. Man atrodo, kad tau reikėtų pamiršti visus tos faktus ir eiti su manim kur nors lengvai pasėdėti. Žinau, gal šį kartą aš pasuoju. Jau mes vieną kartą pasėdėjom. O kai pasėdėjom, tai aš atsibudau pas Mindaugą lovoj. Ir tu mane už tai trolinai. Trolinai. Buvo taip? Buvo. Ugne, einam lengvai, pasėdėsim, pakalbėsim. Klausyk, pamąstyk, gerai? Nežinau, aš tikrai pasuoju šį kartą. Va čia, va šitas bus tavo butas. Patinka? Nu, galėjai ir geresniai vietoj rasti Deivį. Geresniai vietoj čia valakampiai. Nu, kas man iš tų tavo valakampių? Neužries nosytės, gerai, Martina?
Dėdė, aš nerečiu nosytės. Aš, suprask, noriu geriausio sau ir savo būsimam vaikui. Čia ir yra geriausias iš galimų variantų. Viskas važiuoja. Gerai, važiuojam, bet pradžiai turėsim sustoti į pardoškę kokią, nes, pas tave šaldytuvę ten tuščia ir aš tai turiu, jeigu ką sveikai maitinti. Gerai, užsuksim į pardoškę. Gerai. Kokie lengvai bendraujantis plasmasiniai žmonės čia lankosi. Kokį slėpi ką? Gėda, ne? Klausyk, Ugnė, po paskutinio mūsų pokalbio aš nebenoriu su tavim bendrauti ir neturiu aš tau ką pasakyti. Eik tu, kur ėjai. Tu neaiškink man gerai, su kuo man bendrauti ir kur man eit. Nes aš tau, žinai, tau bus kas tuoj. Eina. Marta, kodėl taip elgiesi? Kodėl nepervedėjai man visų pinigų? Taip su vietiniais finansiniais reikalais mes įsisprendėm. Bet pinigai iš užsienio klientų, jie yra kas kitas reikalas. Tai turi jie pas mane ateiti. Supranti? Tai tas pats reikalas, Antanai. Tu gavai tiek, kiek tau priklauso. Marta, gal tie tavo nusukti 2000 ir yra smulkmena. Bet ta smulkmena yra mano. Mano pinigai. Kodėl tu taip darai, Marta? Todėl, kad noriu pamokyti tave ateičiai, kad nepasikartotų panašus triukai, kuriuos tu padarėjai su mūsų patikliaja Ugnė. Klausyk, mes jau apie tai kalbėjom. Ir užtenka tą temą liesti. Tu man turi padaryti pavedimą, atiduoti man tos prakeiktus 2000. Negaliu. Nes tais 2000 aš paskatinau savo merginas. Ką? Įkyriom reikia džiaugsmo gyventi. Ką pasakei? Klausyk, tai yra mano pinigai, nes tu negali tai padaryti, nes aš tau... Nu ir ką tu man, ką? Nesinervuok taip. Širdeliai kenkia. Eik tu. Nu. Eik tu! Nu kur? Ai tu. Na, Meda, tai kažką sužinojai, kad čia mane taip greit išsikvietei? Sužinojau ir nežinau, ką daryti. Aš norėjau dingti iš čia, žinok. Tai tu dėsti, kas nutiko, kas čia taip greit pasikeitė? Tetulytė visai išprotėjo. Įsivaizduoju, jinai nori išvažiuoti į Las Vegasą ir susituokti su Henriku, su Marijum. Jinai Marijų Henriku vadina. Tai viskas, šakės. Amerikoje jie susituoks ir po to, po santuokos, jinai paliks pusę palikimo, o pusę tai viskas. Visu? Taip, netikėtas įvykių posūkis. O tu čia tiksliai žinai, ar kažką nugirdai ir pati prifantazavai? Kaip Dievą myliu, kaip Dievą. Ir maža to, tetulytė su Henriku, net liežuvis neapsiverčia pasakyti, jie lovoje smaginasi, daro fitimitį. Klausyk, Meda, jau šito Kristina su Marijumi aš jau tikrai nepatikėsiu. Teks patikėti, Dendi, teks. Ir aš nežinau, ką daryti. Ir dar jisai, Marijus pats gyrėsi, aferistas šitas. Aš nežinau, reikia veikti, o aš nežinau, ką veikti. Va čia ir bėda, reikia kažką galvoti, nes mes viską prarasim.